Labas, tęsime toliau mūsų knygos skaitymus ir šiandieną mes turime 63 susitikimą ir esame 170 puslapyje. Prisiartinam ir važiuojam. Kaip jai pasisekė gauti, ko norėjo. Viena jauna moteris vardu Margarita reguliariai lankydavo mano paskaitas ir kursus. Ji gyveno tokioje vietoje, kad iki auditorijos turėdavo nusigauti 3 autobusais. Kiekviena kelionė į paskaitą jai užtrukdavo 1,5 valandos. Vienoje lekcijoje ji ištraukė mano pasakojimą apie jaunuolį. Ji išklausė mano pasakojimą apie jaunuolį, kuriam darbo reikalams reikėjo automobilio. Ji grįžo namo ir išbandė techniką, kurią aš bendrais bruožais buvau pateikęs savo paskaitoje. Vėliau parašė laišką ir papasakojo, kaip pritaikė mano metodus ir kas iš to išėjo. Aš skelbiu laišką jai leidus. Gerbiamasis daktarė Murphy. Aš žinojau, kad automobilio man reikia asmeninėms reikmėms. Kitaip jokių būdų nebūčiau galėjusi reguliariai lankyti jūsų paskaitų. Nutariau, kad jeigu jau turėsiu automobilį, tai turėsiu tokį, apie kurį svajojau visą gyvenimą – Cadillacą. Mintise padariau viską, ką būčiau padariusi, jeigu iš tikrųjų būčiau pirkusi ir vairavusi automobilį. Mačiau, kaip nuėjau į demonstravimo salę ir išbandžiau modelį, kuris mane domino. Kaip prisukta tvirtinau, kad tas Cadillacas priklauso man. Nuolat galvojau, kaip sėdu į automobilį, vairuoju jį, jaučiu apmušalus ir taip be perstojo 2 savaitės. 2 savaitės be perstojo svajojo. Praeitą savaitę atvažiavau jūsų paskaitą Cadillacu. Mano dėdė iš Inglevudo atsisveikino su šiuo pasauliu ir paliko man ne tik savo Cadillacą, bet ir visą likusį turtą. Sakysit, sutapimas? Sutapimų gyvenime nebūna. Nebūna sutapimų gyvenime. Sėkmės technika, kurią taiko daugybė puikių vadovų. Daugybė žymių verslininkų patylomis taria abstraktų terminą sėkmė. Kartoja jį daug sykių per dieną, kol įsitikina, kad sėkmė jų rankose. Jie žino, kad mintis apie sėkmę turi visus esminius sėkmės elementus. Galite paimti iš jų pavyzdį ir nuo šiol tvirtai įsitikinę kartoti žodį sėkmė. Pasąmonė priims jūsų mintį ir privers laimę jums nusišypsoti. Kartoti tą žodį sėkmė, 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 sėkmė. Taip lyg tai būtų tavo vardas, ar ne? Kaip tu žinai, koks yra tavo vardas, tai tu būk sėkmė, sėkmė. Taip tvirtai, ar ne? Ne tai, kad nužeminančiai su baime. Sėkmė, sėkmė, sėkmė. Ne, sėkmė, 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 sėkmė. Lyg skanduotum. Įsivaizduoju, kaip mūsų lietuviai, ar ne? Krepšinį žaidžia ir laimėjo. Ir kaip salė skanduoja, ar ne? Tenai, koks Žalgiris, ar dar. Tai tu irgi šitaip daryk. Sėkmė, 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 sėkmė. Su džiugesiu kartok tą žodį, nes mes manifestuojame jausmais. Mes traukiame nebūtinai, ką kartojame, bet ką apsupame, apgaubame jausmais. Ir jeigu tas jausmas tavo yra žeminantis, ta sėkmė neteis tokia iškili. O jeigu tu tvirtai tiesiog eini su tuo žodžiu, kad sėkmė, sėkmė mano draugė, tai tikrai susidraugausit. Privalote išreikšti subjektyvią nuomonę, įspūdžius ir įsitikinimus. Ką jums reiškia sėkmė? Be abejonės, norite, kad sėkmė lydėtų jūsų šeimos gyvenimą ir santykius su aplinkiniais. Viliatės tapti puikiu pasirinkto darbo ar profesijos specialistu, svajojate apsigyventi prabangiame name ir turėti tiek pinigų, kad galėtumėte jaukiai ir laimingai gyventi. Trokštate, kad jums sektųsi melstis ir palaikyti ryšį su visata ir pasąmonė.
Jūs taip pat esate verslininkai, nes sukatės gyvenimo versle. Kurkite vaizdinius apie tai, kad užsiimate išsvajotą veiklą, kad turite išsvajotus turtus ir tapsite puikiu verslo lyderiu. Pasiduokite fantazijoms, mintise pajauskite sėkmės skonį, įpraskite tai daryti kiekvieną vakarą eidami miegoti, jauskitės laimingi ir visiškai patenkinti. Ir ilgainiui jums pavyks įskiepyti pasąmonėje mintį apie sėkmę. Tikėkite, kad gimėte po laimingą žvaigždę ir jūsų maldos lydės stebuklai, jūsų maldas lydės stebuklai. Dabar tas toksai tikėkite, matykite, įsivaizduokite, fantazuokite, ką mums šita knyga patarė, ar ne? Mums patarė stiprinti, lavinti savo fantaziją. Tai, ką mums mokykloje uždraudė, tu tiesiog matyk, va tiesiog matyk, ar ne, aplinkui. Tu neturi ko prarasti. Neturi ko prarasti vien dėl to, kad pabandysi šitą dalyką. Pripažink, ką tu prarasi? Nieko. O ką tu gausi? Labai daug. Tu gali tiek daug gauti, naudojant šias praktikas, ką mums šita knyga ir patarė. Tai kodėl ne? Kodėl nepasiėmus visų šitų nuostabių dalykų? Ar ne taip? Kodėl nepapraktikavus? Nieko neprarasi. Tikrai. Pabandyk. Ir ar pastebėjai, kad daug kur buvo 2 savaitės? 2 savaitės. 2 savaitės. Tiesiog užsispirk 2 savaitės. Ir dar noriu, šiandien labai fainą girdėjau toksai įrašas, ar ne, socialiniai erdvėjai. Kalbėjo mums žinomas Kazlas, ar ne, humoristas, jau pasitraukęs jau dabar Rolandas Kazlas. Ir jisai sako, žmogus gauna 2 liudijimus. Tai yra gimimo liudijimas ir mirties liudijimas. O tarp jų, ar ne, gyvenimo liudijimą tu susikuri. Ir tikrai ant antkapio tos 2 datos tiktais. Ir tas 2 datas skiria kas? Brūkšnelis. Tame brūkšnelyje. Ką tu ten įdėsi? Ką tu ten sukursi? Kas slepia tavo tas brūkšnelis tarp vienos ir kitos datos? Aš manau, kad tu esi vertas kurti tą istoriją tame brūkšnelyje. Pačią geriausią, pačią nuostabiausią. Aš šito ir palinkėsiu. Susimastyti šiandieną, ką tu norėtum įrašyti į tą brūkšnelį. Tarp 2 datų, kurios kažkada, anksčiau ir vėliau, visada atsiranda ant mūsų antkapio. Pagalvok apie tai. Iki rytojaus.